Drones and strike enemy position on machine gun. From the boat and arriving under the water, combat divers are moving in the other building, so attacking. Reikia, kad matytų mūsų nedraugai, kad mes ruošiamės ir tikrai esam ir savo įgūdžių sukaupę ir kartu treniruojamės su savo sąjungininkais. Bet be jokios abejonės tas profesionalumas ir tokia jau visai vidinė virtuvė, tai turbūt yra tai, kas nėra ir neturi būti viešai skelbiama, bet pačios pratybos yra labai įspūdingos tiek dalyvių prasme, tiek ir to, kas čia buvo per šitas porą savaičių padaryta įvairiomis progomis, kas buvo treniruojamasi. Čia man turbūt svarbus šitas būtent epizodas, kalbant apie energetiką, kaip šalies gyvybingumo viena iš ramsčių, ir daug kalbame pastaruoju metu, ir tiesą sakant, nuo invazijos pradžios, gal nuo 22 metų pabaigos, matydami, kaip Rusija naikina energetinę infrastruktūrą Ukrainoje ir kitą kritinę infrastruktūrą, apie apsaugą ir apie investicijas būtent į apsaugą, į saugojimą tokių objektų, bet taip pat reikia ruoštis ir tokiems scenarijams, kai galbūt gali reikėti perimti atgal tokius objektus, kas čia ir buvo daroma, kas čia ir buvo demonstruota. Scenarijus buvo toksai. Ir mūsų SOPų pajėgų kariai, apskritai Lietuvos kariuomenė ir mūsų sąjungininkai tiesiog stengiasi būti pasiruošę visiems netikėtumam, ir tai yra svarbu, ypatingai turint minty, kokio svarbumo energetikai čia yra objektas, koks svarbumas yra šitos vietos mūsų energetiniam saugumui ir stabilumui, kadangi tai yra labai labai svarbus komponentas, ir ateityje, plėtojant Lietuvos energetikos sistemą, įgyvendinant strategiją 2050, potencialo yra tapti dar svarbesniam taškui, todėl reikia taip pat ir realiam laike ruošti įvairius scenarijus ar treniruoti pajėgumą spręsti kokias nors situacijas, kurios, nedaug dievė, bet jeigu jos susiklostytų, kad mes nepasimetam ir žinome, kaip reaguojame. Ar vyriausybė jau yra irgi dalyvavusi pratybose, nes kiek žinau, buvo tarsi planas, kad dalyvautų ir premjerė, ir komandos nariai tam tikroms užduotims? Jo, tai šitos pratybos vyks, jos yra priderintos prie kitų kariuomenės pratybų, jos yra ruošiamos rudenį, ir tokios pratybos vyks, kadangi toks yra mobilizacijos plano paties pratybų užmanymas. Mobilizacijos plano pratybos, jos suderintos tiesiog yra su kitomis kariuomenės pratybomis tam, kad tai būtų kaip įmanoma labiau integruota, kad nebūtų taip, kad vieni pratybuojasi vienu metu, kiti pratybuojasi kitu metu, o tos sinergijos tarp, sakykime, dviejų civilio pasaulio ir karinio pasaulio mums nepavyko pasitreniruoti. Tai toks ir buvo sutarimas nuo pat pradžių, kad bus tokios pratybos, kai bus galima tą sinergiją įsivertinti, ar mes tikrai bendraveikai esam gerai pasiruošę, ne tik tarp institucinių lygmenių civilinėse institucijose, bet taip pat ir derinantis su pratybomis, ir tokios pratybos tikrai vyks šį rudenį. Kiekiai, tai praktiškai visus įgyvendinom, ir aišku, tos pratybos jau nuo gegužės pradžios yra besitęsiančios. Jūs matėt, kad dalyvių skaičius yra įspūdingas, tai yra nebūdinga šito specialių operacijų pratybom dar vykusiam iki šiol Lietuvoje, kad dalyvautų
apie 1500 karių iš 14 valstybių ir aišku, technikos ginkluotės pritraukimas buvo toks vėl unikalus šiam kartui, kad dalyvavo ir jūro elementas, ir oro elementas, ir sausumos elementas, su visa įmanoma ginkluotė, kuri gali dabar disponuoti specialių operacijų pajėgos. Ko apskritai trūksta dar, gal sakykime, kad mes pilnai dar geriau apsiginkluotume, vis tiek biudžetas pamažu auga, tie planai irgi yra dėliojami, bet aišku, ir divizijos aprūpinimas, bet matyti ir specialiosiams operacijoms, kurios turi ir dar specifinės užduotis. Ko jiems trūksta? Tai aišku, mes turim aiškiai suprasti, kad apsiginklavimas nėra dėl apsiginklavimo, apsiginklavimas yra tam, kad mes atlieptumėm į keliamus uždavinius, tai yra tą, ką esame numatę operaciniuose savo planuose, ką jie darytų krizės karo atveju. Todėl reikia aiškiai suprasti, kad specialiųjų operacijų pobūdis pačio kariavimo ir operacijų atlikimo skiriasi labai skiriasi nuo praeities. Tai yra nuo žemo intensyvumo karo perinant prie aukšto intensyvumo karo, jeigu reiktų kartais panaudoti specialias operacijos pajėgas prieš valstybę arba kariaujant su analogiška valstybė kaip ir Rusija, tai yra kitas pobūdis nei buvo operacijos Afganistane. Taktiniai elementai, tai aišku, jie yra besikartojantis, bet operacinių požiūrių tai yra skirtingai, todėl operaciškai mes tas pajėgas jau turime aprūpinti tom operacijom būdinga technika, ginkluotė ir visom priemonėm. Tai paprastas paskaičiavimas yra. Dar mums reiktų investuoti į specialias operacijas, kad įgyvendinam 100% tokį aprūpinimą apie 100 milijonų. Ir tai, aišku, mes dabar numatom ilgalaikiai perspektyvoje, kad tos pinigus skirsim. Tai, aišku, čia politikų galutinis sprendimas yra, bet mes kariuomenė teikiam rekomendacijas, paskaičiavę. Aišku, mes turim išlaikyti balansą su kitom pajėgom, nes niekur nėra tiek aprūpinimo, kiek mums kaip kariškiai manyti ir sakom, kad toks poreikis. Niekada jokia pasaulio valstybė nebus to įgyvendinta. Bet tas paskaičiavimas yra atliktas. 100 milijonų tai kas būtų, kas sraigtasparniai, kaip padaryti paprastam žiūrovui, kas čia būtų komentuoti? Tai yra radioelektroninės kovos priemonės, dronai, stebėjimo visokios sistemos ir taip toliau. Reiškia, aišku, mes dabar investicija yra didelė. Jeigu jūs matėte šiandien GLTV, tai yra speciali GLTV platforma vien specialių operacijų pajėgom ir yra pakankamai įspūdingi skaičiai duodami ir visa ginkluotė. Šiaip tai specialios operacijos pajėgos yra aprūpintos santykinai labai gerai, bet aš kalbu apie galimai numatymą operacijų pobūdį, tai reikia dar investuoti. Bet tai čia yra nenutrūkstamas procesas, tai yra visom pajėgom, jeigu imsim bet kurias mūsų pajėgas, ar karinės oro pajėgos, ar jūrų pajėgos, visiems reikia didelių investicijų, nes kažkada tai tų investicijų nebuvo. Todėl mes dabar ne tik, kad atkuriam kažkokį pajėgumą, kaip kitos valstybės turi atkurti, bet mes kūrime pajėgumą. Įvyko Lietuvoje specialių operacijų pajėgų pratybos, Liepsnojantis kalavijas 24. Tai šios pratybos ypatingos to, kad turime 14 sąjungų, treniruojasi kartu su mumis. Tai, žodžiu, visose dimensijose turime jūros elementą, turim oro elementą, turim sausumos elementą. Ir būtent visos pratybos yra orientuotos pasiruošti, reiškia, NATO regionuose planuose numatytas specialias operacijas tam, kad galėtumėm apginti savo šalį ir apginti regioną, kalbant apie Estiją, Latviją. Po pratybų ar matote, kad kažką galbūt tobulinti galima būtų dabar? Jeigu po pratybų nevadinam, kad tobulinti būtų pratybos nepavykusios, tai būtent sveikiniai yra pasiekti iš principo, bet yra identifikuota tam tikrų, reiškia, galbūt priemonių, kurias reikėtų patobulinti tiek taktinius veiksmus, tiek tam tikrų tokios įrangos įsigyti ir taipogi, aišku, didelis kiekis sąjungų ateinančių reikalauja, reiškia, priimančios šalies paramos iš anksto paruoštos tam, kad galėtume efektyviai. Nes specialių operacijų pagrindinis principas yra greitis ir siurprizas, kas įgalina mus, reiškia, sukurti tą tikrą operacinio ar strateginio lygio dilemą mūsų oponentų. Praėjusį rudenį treniravotės Vilniuje, irgi elektrinės objektas buvo su Vokietijos kariais, dabar buvo dar platesnis kontingentas, tai kiek iš tikrųjų tas bendradarbiavimas jums padeda tobulėti, kiek šlifuojate tuos kartu visus veiksmus ir visus planus, kaip tai vis dėlto išeina į rezultatą?
Žodžiu, yra sudarytas planas, numatyti konkretus uždaviniai, konkrečios grupės. Bet, žodžiu, ką mums leidžia, žinom mūsų, reiškia, valstybės potencialą ir, reiškia, galimybės turėti tam tikras priemonės, ką ir šiandien matė turbūt parodomųjų pratybų metu, reiškia, tiek platformų, kiek čia buvo sutraukta, tai šiai dienai turėtų organinės specialių operacijų pajėgoms, reiškia, skirtas platformos, tai praškai yra neįmanoma. Tai būtent sąjungų atvykimas su povandeniniu laivu, su kitais laivais, reiškia, su lėktuvais, kurios mes sraigtasparniais, tai sudaro mums galimybę, planuojant tam tikrą operaciją, pasirinkti alternatyvės priemonės, tos, kurios mažiausiai būtų nuspėjamos oponentų. Tai mums sudaro, nes, reiškia, galimybė veikti kaip specialios operacijų pajėgas įvairiais būdais, įvairiais nenuspėjamas oponentų. Ačiū.